laukti, jisai geras verslininkas, bet jis tikrai nepasakys akademiniai bendruomeniai, ko jam reikia. Kita vertus, mes gyvenam permainų laikotarpyje, kada viskas keičiasi taip greitai, kad mes kartais vos suspėjame vytis šiuolaikinės tendencijas, šiuolaikinės naujoves. Tai dabar įsivaizduokite tokį dalyką, kad jūs atėjot ir klausėt verslininkui, ko jam reikia. Jisai sako, man reikia to ir to. Jeigu mokslas pradės ruošti akademinę programą, ją patvirtins, po 4 metų gali būti, kad jie bus specialistai paruošti nebereikalingi. Tai šitoj vietoj atsakymas būtų labai paprastas. Siūlyčiau, aš neprivestinai, bet aš manau, kad procesas jisai jau vyksta. Švietimo sistema turėtų būti labiau socialiai integruota į miesto bendruomenę. Mokslo žmonės turi aktyviau dalyvauti miesto, valstybės, Europos strategijų kūrime. Jos mokslo bendruomenės, aukštąją mokslo bendruomenę, turi nupasakoti, kas bus ateityje ir ko reikės. Ir jie gali užprognozuoti, kokių specialistų reikės ateityje. Ir jeigu, sakykime, pagal strategijas, pagal prognozes, pagal tyrimus, mokslo įstaigos pradės ruošti specialistus, aš manau, kad tokius specialistus verslas po 3 metų ir po 10 tikrai pasiims. Tai šitoj vietoj, manyčiau, kad yra čia tas atsakymas, kad kartais ne verslas turi diktuoti, ką turi ruošti mokslas. Kartais mokslas turi žymiai didesnį pranašumą, tirti aplinką. Jeigu šnekėsim apie smulkiuosius verslininkus, kur dirba po 10 žmonių, tai jie tikrai ten toliau savo nosies, toliau 10 km aplinkui nieko neįsivaizduoja, net kas vyksta. Geriausiu atveju jie ten vasarą išvažiavo į turistinę kelionę ir pamatė pagal savo šaką, kad kažkas tai vyks, arba dalyvauja kažkokioj parodoj, išgirdo kažkokią naujovę. Bet dažniausiai mokslinius atradimus daro mokslas, o ne verslas. Tai šitoj vietoj, manyčiau, kad norėčiau daugiau atiduoti tos iniciatyvos, kokių specialistų reikia miestui, turi užduoti ritmą mokslas. Tiek būtų trumpai. Ačiū labai. Dabar klausimų ir atsakymų sesija. Sveiki, Darius Serafinas, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijos asociacijos vadovas, VAU docentas ir pačiu verslininkas. Sujaudino jūsų kalba, aišku, ypač apie tą storą kapitalistą. Ir iš tikrųjų turiu pasiūlymą, nes jau 18 metų aš dirbu su verslu, tenka konsultuoti ir buvo toksai FARE projektas, kada Lietuvos verslininkai važiuodavo į užsienį pagal tokią programą Work Shadowing. Tai reiškia darbo kaip šešėlis vaikštai, paskui tą kapitalistą ir perėmė. Tai tokia firma yra Kaišiadoris, jie rodo, jie langus gamina ir labai daug eksportuoja į Daniją. Ir jisai man pasakojo, ten ponas Katlikauskas, kaip jam kilo idėjas, kaip jisai perprato tą kapitalistą, jisai pamatė. Tai jeigu jau yra tokia situacija, kad mokslo atstovai įsivaizduoja tą kapitalistą, kaip jūs pasakėt, jeigu yra, aš negaliu su jumis išdyčytis, nes jūs tyrimus padarėte. Man atrodo biškai kitaip, bet tiek to. Tada aš siūlau nevažiuoti į užsienį dėstytojams arba mokslo atstovams ir tegul pabūna šešėlių, Lietuvos verslininko šešėlių. Ir supras, ką reiškia, sakykime, vairuoti gerą automobilį ir važiuoti, sakykime, į Klaipėdą ir grįžti iš Klaipėdos, viso bus 16 valandų, darbo diena ir taip toliau. Ir aš manau, tas gal požiūris pasikeis. Iš kitos pusės, pabuvus to šešėliu, galbūt atsiras minčių tada pačiam mokslo žmogui, kaip jisai galėtų prisidėti su savo inovacijom.
Tai mano toks pasiūlymas buvo priemonė, sėkmingai buvo taikoma Lietuvos verslininkams važiuojant į užsienį ir šešėliuojant. Galbūt įmanoma prašešėliuoti šitą Lietuvos kapitalistą žiauriai ir tada atsiras geresnis bendradarbiavimas. Čia mano toks pasiūlymas. Dėkui. Aš nenorėčiau būti šešėliu. Kodėl ne partneriu? Nu, partnerių, bet ta prasme, kaip priemonė buvo tokia forma. Aš tada norėčiau pasakyti, kad tokia akcija buvo dabar praeitais metais ir mano kolegos ir dalyvavau joje. Pramonininkų konfederacija organizavo technologinių profesinių mokyklų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų plėtros tobulinimo projektą, ir kur kolegos ir iš mūsų mokyklų ir dalyvavome. Ir man iš tikrųjų teko garbė ir būtent tas pajutimas, kada stažuotė buvo atliekama DB Schenker. Tai puikus dalykas. Pirmadienį 5 ryto prie vairo iki DB Schenkerio 3,5 valandos, tai buvo spalio sausio mėnesį. Gyvenimas Sebo viešbutyje, tai yra visas nuo Mados Laisvės prospektas, vėl kitą dieną 8 ryto DB Schenker. Tai iš tikrųjų tą pajutau, super, man patinka vairuotojai, buvo gerai. O visa kita, tai yra viena didžiausių logistinių įmonių, Deutsche Bahn Schenker, tai yra Vokietijos kompanijos, Vokietijos geležinkelių logistinė kompanija, kuri turi tinklą visame pasaulyje ir iš tikrųjų labai mielai dalinosi informacija. Ten buvome, dirbome, aišku, prisiliesti neleido, mokė, pasakojo, tai va to truputį, to šešėlių, nervas ėmė, norėjosi būti šalia kartu, tai galvoju, idėja gera, bet tik tai... Modifikuot, pavadinkim, ne šešėlių. Taip, aš prisikabinau prie... Kokios išvados? Kam man važiuoti į Vilnių? Klaipėdoje puikios kompanijos. Ir, tarkime, nepulsiu verslininkų, esu prašysi, kad leistų stažuotis ir DFD Seaways šitą sutikimą yra davę. Tai manau, kad taip ir bus. Bet padaryti masiškai. Nenorim konkurentų. Gerbiamas viceministrė, dėl programų. Jūs gal žinot, iš kur profinansuoti tą šešėlę programą. Aš manau, kad jeigu tokia programa būtų detalių padėsi, tad galbūt ir atsirastų. Yra turbūt ne mūsų ministerijos, arba nebus, bet matyt, kad atsirastų kitose srityse. Aš tai dabar, kad gavau mikrofoną, tai pasinaudosiu iš tikrųjų, aš atsiklausant visos tos kalbos. Biškį gal norėčiau ir prikipti ir turbūt tokio kaip žybalo įpilti į liepsną ir tokių palinkėjimų, sakykim, turėti. Mokslo atstovams ne visai sutinku su teiginiu, kad verslas turėtų eiti pas mokslo atstovus, nes mano nuomonė, būtent jūs kūrėt produktą, tai reiškia, jūs kūrėt žmonės, išteklius žmogiškuosius, kodėlgi jūs ir neturėtumėt patys jų pardavinėti. Man tai labai natūralu atrodo. Dabar, ką norėčiau palinkėti šitoje vietoje, tai turbūt visiems mokslo atstovams, mokslo įstaigų, pradedant turbūt nuo profesinių mokyklų, baigiant iki universitetinių aukštųjų mokyklų, o galbūt netgi ir iki, kaip jūs dabar teisingai vadinasi, bendrojo lavinimo, bendrojo ugdymo. Taip. Šiek tiek daugiau mokinti verslumo arba pridėtinės vertės kūrimo supratimo. Tada turėsime geresnius verslininkus, kurie liks Klaipėdoje, nes jie sugebės tą verslą susikurti.
ta prasme, mokyti ne tik dalyko, reiškia ekonomikos, teisės ar netgi vadybos, bet mokinti to verslumo, suprumo, kad, ta prasme, tu galų gale išaiškinti, kad tu turi visų pirma sukurti kažką tai, kad tau mokėtų arba atlyginimą, arba kad pas save ateitų klientas ir pirktų. Taip, kaip sakiau, turėsim garbesnius verslininkus, kurie liks Klaipėdoje ir kurie priims papildomus žmonės čia dirbti. Turėsime geresnius darbuotojus, tie, kurie neturės į verslą, nes jie supras, kad dirbant jisai turi kurti pridėtinę vertę ir tada jisai gaus didesnį atlyginimą, tada jo gyvenimas bus geresnis, bet jisai turi kurti pridėtinę vertę. Jisai tą įmonį turi atnešti pridėtinę vertę. Ir galų gale netgi pačios mokslo įstaigos turės naudos iš to, nes patys tie studentai nueis pas verslą ir suras, kaip parduoti pačią mokymo įstaigą, ten kažkokiem tai tyrimam ar kokias ten kitas paslaugas gali atlikti. Šitas būtų labai naudinga. Žinokit, turim, bent jau vyriausybė, yra tokia programa kur klientų. Reiškia, iš užsienio mokslo baigia jauni žmonės, keliems metams, nepamenu, įsidarbina vyriausybės įstaigos, institucijose. Bet esminis dalykas, ką aš šitoje vietoje noriu pasakyti, kad jų gebėjimas save parduoti yra stipriai didesnis negu studentų mokslus baigusių Lietuvoje. Reiškia, juos tenai šito klausimo parašės matau. Jie ateina ten kaip praktikantai, kaip darbuotojai, bet jie moka save parduoti. Tai būtent, juos ten pamoko verslumo žymiai smarkiau negu čia. Tai yra labai svarbu. Pagal aro kategoriją aš antikvaras. Kadangi... Ne. Tarp kitko yra visai kita santvarka. Tai yra informacijos ir paslaugų. Bet motyvuotų pinigais. Niekur nuo to nepasidėsi. Tai kaip antikvaras norėčiau pirmiausia tai padėkoti už tikrai tokių nuoširdžių idėjų lietų. Galvoju labai daug minčių, bet norėčiau atkreipti keletą dalykų dėmesio, kadangi tikrai kaip antikvaras galiu pasakyti gilią patirtį. 95 metai Klaipėda, 80% gamyba, 20% paslaugos. Įmonių, kuriuose dirbdavo žmonės tiesiogiai 2-3 tūkstančiai. 95 metai paslaugos keičiasi į pusę ant pusės, kitaip sakant, paslaugų apie 60%, 40% gamyba. Įmonių, kuriuose yra apie 1000 žmonių, jau retai surasti. 2005 metai paslaugų sfera 15% gamyba, 15% gamyba, 65% paslaugos. Ta mes turim realybėje. Tai yra besikeičiantis pasaulis, eina visai kitur, negu mes čia kažkur tai galvojame apie tai. Ir aš labai norėčiau vis dėlto atkreipti dėmesį į ką, kad milijoninės apyvartos, kurias darė didelės gamyklos praeityje, šiandien dienai vaikinai sėda į automobilį keturiese, važiuodami iš Klaipėdos į Vilnių padaro milijoninės apyvartos. 4 žmonės, 2 žmonės, 3, vieną apie vieną pats pasakyti. Tai yra milijoninės apyvartos vieno žmogaus. Tai yra, mes trupučiuką integruojamės kita pusė. Mes visą laiką šnekamės apie tai, kas yra kaltas šitos situacijos. Iš tikrųjų reikėtų labai atkreipdėmėsi į profesorės. Tai profesorės, kurie turi tiesioginį kontaktą su studentais. Šiandien dienai daugelis profesorės nuprofesoruoja. Ir jie paprasčiausiai nežino ryšio tarp rinkos poreikių ir nežino ryšio, ką jisai turi išsakyti ant studentų. Tai yra viena tokia problema. Aš atkreipčiau dėmesį tai, kad mes paprasčiausiai kaip ežiukai dar kol kas nežinom, kas darosi išorinėse rinkose. Taip sakant, mes integruojamės iš vadovėlių ir integruojamės į tą globalę, buvom Tarybų Sąjungos rinkoje, dabar esam globalioje rinkoje, mes ją integruojamės kaip ežiukai, nelabai žinodami, nelabai matydami, ką reikia daryti. Ir iš tikrųjų verslai, jie darosi labai lankstus, labai protingi ir nuotoliniai. Tai šiandien dienai sėdėdami ir projektuodami kai kurios dalykus, mes susakom gamyboje gamybą ir 3D printerio pavydalu mes gaminamės kai kurios dalykus, galim assemblint kitose šalyse ir mums Lietuvoje reikia tik tais būto
automobilių ir daugiau mums nieko nereikia. Ir kai kada tai atrodo, kad tai yra nesąmonė, bet iš tikrųjų tai yra didžiuliai pinigai. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi dėl to mūsų pokalbio ir kita pusė. Tomas Moras, kada rašė veikalą apie Saulės miestą, tenai savo bendražygiams parašė vieną labai įdomią mintį. Tai yra, kad visos valdžios, kiek bus nuo to 17 amžiaus ir kada nors ateityje, joms pirmiausia rūpi įstatymai. Jie kūrė įstatymus, poįstatyminius aktus, papildymus, patobulinimus ir taip toliau. Institucijos vadovaujasi aktais. Ir tų institucijų gali mažinti, bet teisių aktų nepasikeis kiekis. Automatiškai verslams, kai buvo sunku dirbti, taip ir jie dirb sunkiai. Čia yra faktas. Kitas dalykas, mes keičiamės labai stipriai, labai greitai. Ir ta dinamika mes kai kada net nepaspėjom, kur pasaulis nukeliavo. Iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi Gabijos projektu. Ir džiaugiuosi tikrai kitais projektais, kur Beata ir kolegijai, žinau, kokia kokybė ir kokie žmonės ten auga. Iš tikrųjų, Klaipėdoje mes padarėm vieną didelę strateginę klaidą, kadangi Klaipėdoje mes daugiausia reeksportuojam produktus iš Lietuvos. Mes negaminam produktų Klaipėdos regione iš savo žaliavų ir jų neeksportuojam. Tai yra didelė problema ir aš manau, mes turime ant tiek daug gerų dalykų, tai yra geros perspektyvos, geros plėtros ir paprasčiausiai mes kai ką pražiūrim. Tai labai gerai, kad tokie forumai yra, kad mes galim pasakyti, turim minčių ir iš tikrųjų aš manyčiau, kad tai galėtų įsilieti į kažkokį tai pamąstymų galbūt aplinkraštį ar kažkokią tai formą ir tada mes galėtume dar daugiau papildyti savo mintis ir išeiti į valdžią su konkrečiais pasiūlymais. Ačiū labai už gerą organizaciją. Labadiena. Kadangi kalba vyrai, tai moteris sumirė kalbėti. Turintį šitoje pusėje. Esu Laimutė Gegeckienė, iš tikrųjų atstovauju šiandien kaip ir dvi institucijas. Tai viena yra Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, aš esu ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė, o kita mano dalis čia lyg ir atstovauja būtent karjeros ugdymui karjerai, dabar taip yra, prie to veiklinimo. Tai iš tiesų pasėmiau telefoną ir iš tikrųjų norėjau pasižiūrėti, ar gavau žinutę iš projekto, kam to reikia. Ir žinot, kas mane labiausiai visada liūdina, aš tame projekte esu jau gal 3 metai, aš beveik nerandu Klaipėdos verslininkų, aš nerandu Klaipėdos įmonių. Labai apsidžiaugiau, kai radau Arijaus kompaniją, Klaipėdos baldų kompaniją, kurios iš tikrųjų ir pačios atvažiuoja skaityti paskaitas ir užsiėmimus veda mokiniams ir priima savo įmonėse, reiškia, jie dirba su jaunaja karta, dabar atsirado labai šauni kompanija, jinai neatsirado, jinai iš tikrųjų buvo, bet mes ją atradom Litana ir Ko, kurie taip pat labai nori bendradarbiauti. Atradom per tą projektą Palangos oro uostą, su kuriuo mes iš tikrųjų padarėm labai fainą projektą, iš tikrųjų jis dar tebevyksta, mes darom tyrimą, mūsų mokiniai labai ten tinka ir jie labai ten viską geba. Tai tiesiog tokie pirmi žingsniai. Tai mano prašymas, gerbiami verslininkai, registruokitės, kam to reikia. Mes ateisime pas jūs, jūs ateisite pas mus. Mes iš tikrųjų galėsim kažko išmokti, kažką pamatyti ir parodyti savo gebėjimus. Tai čia vienas dalykas. O dar ką norėjau pasakyti, man labai patiko Aro mintis, išsakyta ne šiandien, kadangi Aras yra mūsų mokyklos draugas. Jis sakė, čia beveik visų draugas. Tai iš tikrųjų aš noriu pasakyti, man labai patiko, kai mes diskutavom, tai kokių profesijų reikia. Tai ko reikia? Mes taikom, mes prisitaikom. Čia sėdi šalia manęs Jurgita vedėja, jinai apie naujoves irgi galėtų pasakyti, ką taikom. Bet man labai kas patiko. Aras sako, jūs baikit gerbti specialistų. Jūs išmokykit juos užsiimti verslu. Tai tu ką tik nori išmokti. Kirpti, virti, montuoti. Bet duok jam galimybę daryti tai pačiam, netarnauti ir būti tada kuo? Kapitalistu. Ačiū labai, čia mano tokios mintis. O kaip su socialinių mokslų kolegija draugaujam, su Gabijos kolegija tikrai draugaujam, mes čia su daug ko labai draugaujam ir su jumis. Ir su jaunimo darbo centru, ir su birža, ir, vienu žodžiu, mes iš tikrųjų draugaujam, yra ta komunikacija, bet gerbimieji, verslininkai, registruokitės bent per tokius projektus, mes galim jūs atrasti, jūs mus galite atrasti. Tai čia viena iš galimybių. Ačiū labai.
prisiminiau dėl praktikų, kur kalbėjau, tai praeitais metais Klaipėdos pramonininkų konfederacijos buvo iniciatyva ir mes ją atsiliepėme. Klaipėdos valstybinės kolegijos informacinių technologijų studentai padarė visą darbą ir pradėjo veikti praktikų biržą. Bet tas projektas dėja buvo sėkmingai taip užmigdytas. Aš tikiuosi, kad gal dar jį pažadinsim. Irgi dėl tos priežasties, kad aukštosios mokyklos registravosi ir siūlėsi į tas praktikas, bet atsako nebuvo dėja. Nes kitoji pusė, tai yra verslininkai, turėjo, kaip sakant, pasiimti iš tos biržos tų praktikantų reikalingų. Tai vat siūlau, kad atgaivinti tą projektą, todėl kad jisai yra veiksmingas dalykas, analogas kažkur tai, kas žino, kur yra VU sukurta Vilniaus universiteto gera praktika. Tai čia buvo kažkas tai panašaus, bet būtent Klaipėdai ir vakarų Lietuvos regionui. Dabar atsiliepiant į replikas dėl mūsų sampratos apie tą bendradarbiavimą, kas pas ką turi eiti, tai aš manau, kad mes vieni pas kitus turime eiti. Ir tikrai aukštosios mokyklos negalvoja, kad mes turim sėdėti, žinote, kaip karalaitė ant žirnio ir laukti kažko tai. Mes tos sampratos jau senai atsikratė ir ne veltui rengėme įvairius komercializavimo planus ir strategijas, būtent dėl tos priežasties, kad visus produktus, kuriuos mes tik tai galime pagaminti ir teikiame, juos mums reikia komercializuoti. Nes, kaip vėlgi Rimas sakė, mes vėlgi gyvename ir dirbame rinkos ekonomikos sąlygomis ir puikiai suvokiame, kad turime uždirbti pajamas, nes kitaip tokios didelės organizacijos neišgyventų. Kitas dalykas, didelė dalis tų pajamų yra skirta IT, programinės įrangos, laboratorinės įrangos atnaujinimui, todėl kad tai yra labai imlus pinigams dalykai. Dar turiu tokį pastebėjimą apie praktikas. Aišku, čia nėra vienas iš tokių, kad sakyčiau, kad va čia yra vienas ir neginčiamas būdas, kokios turėtų būti praktikas. Tokį kaip teigiamą pavyzdį pateiksiu Klaipėdos turizmo mokyklą. Dabar jie įsisavino 18 milijonų. Jie turi tikriausiai kokias 8 pasakyti restoraninės, tokias restoraninės pusiau gamyklinės virtuvės su pačiai šiuolaikiškiausia įranga. Tai aš pasakysiu taip, jeigu studentui reikėtų eiti praktiką į Klaipėdos restoraną, bet kokį, tai jisai gautų tikriausiai 2 kartus prastesnę praktiką, negu atlikdamas savo mokykloje. Yra kita medalio pusė, kad iš europinių projektų pastatytas pastatas turi įrengti restoraną. Pirmą kartą sužinojau, kur galim pavalgyti 5 žvaigždučių aptarnavimo ir 5 žvaigždučių virtuvėje. Tik tai tiek, kad ta virtuvė dėl ES pinigų negali būti vieša. Ir jie turi maitinti tik tai patys gamina ir maitina savo dėstytojus ir savo moksleivius. Jie turi, aišku, ten valgyklą, kuri yra išorė, bet ta, kuri yra viduj, tai yra, kaip aš paminėjau, 5 žvaigždučių. Tai šitoje vietoje, ką aš manyčiau, kad, aišku, čia reikia tvarkyti įstatyminę bazę, kad jie galėtų į tą savo restoraną 5 žvaigždučių įsileisti žmonės iš išorės ir iš to uždirbti pinigų. O kita vertus, ką aš išnekėjau apie profesinės mokyklas. Kada aš šnekėčiau apie aukštasias mokyklas, vis dėlto jos irgi turėtų eiti prie to, kad kurti įmonės jos turėtų pačios. Prie aukštųjų mokyklų turi atsirasti bendrovės, bendro kapitalo su aukštosiomis mokyklomis. Aš sutinku, kad gal tai neturėtų būti kažkokios visiškai darbininkiškos profesijos,
na, tarkime, valstybiniai kolegijoje yra autotransporto, autoservisas. Tai ten daugiau tokie darbininkiškos profesijos, ten, sakykime, neugdom visų tų savybių. Bet jeigu atsirastų daugiau į mokslo orientuotą, nors tai tam galiu pagirti, kad jie turi tokią įrangą kai kurią, kurios automobilių diagnostikos, kurios neturi, tarkim, kiti servisai. Tai šitoje vietoje aukštosios mokyklos turi kurti tam tikras laboratorijas įmonės, kurios kurtų pridėtinę vertę ir studentai galėtų atlikti praktiką, kurios negalėtų atlikti nei vienoje kitoje įmonėje, nes jie tokios įrangos neturėtų. Tai čia ir būtų iš tikrųjų ta tikroji realioji aukštą pridėtinę vertę kurianti praktika. Jeigu jis nuės į kažkokią tai bet kokią laboratoriją ir atliks 3-5 laboratorinius tyrimus, tai iš tokio specialisto nieko nebus. Aš dar norėčiau sugrįžti prie to šešėlio temos. Man atrodo, kad iš tikrųjų aukštųjų mokyklų, nesvarbu kas tai yra, universitetai, kolegijos ar profesinės mokyklos, pareiga yra iš tikrųjų išmokyti žmonės kurti savo verslus. Tegul ir labai nedidelius. Ir čia inovacijų ir kūrybiškumo svarba yra didžiulė. Turbūt profesūra pakankamai gali duoti žmogui laisvės ir pasitikėjimo tokius verslus pradėti galvoti kurti. Bet svarbiausia, ko reikia tada žmogui, tam jaunam specialistui, tai palaikymo. Ir palaikymas tas pirmiausia, aš matyčiau tą palaikymą vėlgi, jeigu nėra tokios laboratorijos, apie kurią aš irgi labai daug kartų galvojau, kad profesinėms mokykloms, tai ypač kolegijoms, kurios turi tą vadinamąją tokią labiau pritaikomą į mokslą, galima būtų atsiverti daugiau miestui, kodėl negalima kirpėjų mokyklose moterims eiti apsikirpti, kodėl negalima rengiantiems masažo specialistus. Tai tada reikia vadinti daugiau afišuotis, kaip sakė tas studentas, kad trūksta jam reklamos. Reikėtų galbūt daugiau atsiverti miestui. Tai yra irgi vienas iš labai svarbių dalykų. Bet jaunam verslininkui, pradedančiam verslininkui, labai svarbus būtų patyrusio verslininko palaikymas. Ir va čia aš matau tą šešėlinį variantą, kada galbūt nebe tos tradicinės praktikos, apie kurias mes esame įpratę kalbėti, 15 kreditų ir užtenka. Galbūt tai turėtų būti, kad jis šalia to verslininko atsiduria ilgesnį laiką, kad jis paskui jį sekioja, su juo kartu dirba, su juo kartu analizuoja, kas jam tinka, kas netinka. Ir tada iš to kažkoks atsiranda pasitikėjimas savimi, atsiranda tikėjimas savo jėgomis, kuris jaunam žmogui gali vėliau būti labai naudingas. Tai man atrodo, kad šitokie dalykai taip pat labai praverstų. Ačiū labai. Aš tiesiog norėsiu dabar paimti mikrofoną trumpam. Mes iš tikrųjų baigiam klausimų atsakymų sesiją, nes esam labai suspausti laiko, bet aš noriu duoti galimybę kiekvienam iš pranešėjų rezimuoti 1 minutės apimtį, kokios jūsų išvados ir ką jūs manat reikia visgi daryti, kad tas jaunimas ir tie profesionalai liktų Klaipėdoje. Klausantis kolegų ir klausimų auditorijos, galiu pasakyti tik vieną. Gražu yra projektai, gražu yra kažkoks tarpas tarp verslo ir mokslo. Aš siūlau panaikinti tą tarpą, paskui jį užpildyti. Tiesioginiai santykiai tarp aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų, pagaliau dabar bendrojo ugdymo mokyklų, tiesioginiai ryšiai, aš esu už tiesioginį bendravimą. Ir visada bus ir grįžtamasis ryšys. Jeigu trumpai apibendrinant, iš to, kas buvo pasakyta, akivaizdu, jog bendradarbiauti ne tik pageidautiną, bet ir būtina visoms sritims, kad galėtume pasiekti teigiamą rezultatą. Kas liestų būtent studentų pritraukimą į Klaipėdą, iniciatyvių žmonių pritraukimą į Klaipėdą, tai natūralu jiems reikalingos tam tikros erdvės, savirealizacijos galimybės, ką ir turėtų suteikti tą bendrą mūsų kažkokią sudarytą veiklą, sudarytos galimybės ir bendrą poziciją. Tai galbūt tiek. Kalbant geometriniam kategorijom, tai tos 3 sąvokos verslas, mokslas ir valdžia yra iš tikrųjų man primena vėlgi tą lygiakraštį dvikampį, kur visos kraštinės yra vienodai svarbios. Tiek mokslas, tiek verslas, tiek valdžia
O to trikampio pačiame centre, mano supratimu, yra žmogus ir rūpestis tuo žmogumi. Kai mes pradėsime vykdyti programą žmogus ir atsigręšime į jo esminius poreikius ir jo esminės satisfakcijas, tada mano reikalai pradės judėti. Bet tą turi daryti visi absoliučiai visos trys kraštinės. Verslas, mokslas ir valdžia. Labai noriu padėkoti prie gerbiamam Marui, kad pakvietėte į šitą diskusiją į universitetą. Jaučiuosi pakankamai naujokė, nors gal taip neturėtų būti, nežinau, turbūt šitą situaciją keisis. Ir tai rodo, kad tikrai tokios diskusijos, tokie forumai yra labai reikalingi, kad mes vis dėlto Klaipėdoje gyvenantys žmonės labai mažai vieni kitus pažįstame. Tai kaip mes paskatinsime jaunimą likti, jeigu mes patys vieni kitų nepakankamai žinome. Na, o apibendrinimas idėjų lygmenį būtų mano toks. Pasiūliau intelektinio kapitalo temą ne tiek dėl to, kad užverti žinias, atriboti žinias nuo visuomenės. Atvirkščiai, intelektinis kapitalas kalba apie atviras žinias, intelektinis kapitalas yra kalbėjimas apie atviras žinias. Man labai patinka profesorius Jucevičius iš Kauno technologijos universiteto, kai jisai sako, kai manęs klausia, kaip geriausiai apsaugoti savo žinias, savo išradimus, aš sako, jiems sakau, jūs juos paskelbkit viešai ir prieš skelbdami viešai sugalvokit, ko mainais už tai paprašysite. Tai čia yra tokia gal šiek tiek hiperbolizuotas pasakymas, bet jame yra labai daug tiesos, jeigu suprasime, kokioje visuomenėje šiandien gyvename. Bet tokios savokos kaip intelektinis kapitalas, jos yra svarbios ir reikalingos, nes yra labai daug manipulacijų žiniomis. Ir kažkas turėtų būti tas, kas deda tam tikrus taškus ant į, kalbant apie žinias ir jų vertę. Tai pabaigai tokia trumpa istorija, kuri pavadinta vairuotojo žinojimu. 20 amžiaus pradžioje fizikas Planckas gavo Nobelio premiją už kvantinės fizikos atradimus. Ir jis važinėjo po visą Vokietiją skaityti paskaitų apie savo išradimą ir už ką jis gavo apdovanojimą tokį garbingą. Ir jį važinėjo visur vairuotojas, tas pats vairuotojas. Ir vairuotojas klausydavo jo paskaitų. Ir vieną kartą vairuotojas sako, profesoriau, aš manau, kad neblogiau už jūs paskaityčiau jūsų paskaitą, nes jau beveik mintinai moku, ką jūs skaitot. Gerai, sako, jis atsistojo prieš auditoriją, beveik atkartojo, ką sakydavo profesorius, o kai gavo klausimą iš auditorijos, sako, neįsivaizdavau, kad tokioj solidžioj auditorijoje bus toks paprastas klausimas, todėl paprašysiu jį atsakyti savo vairuotoją. Tai yra profesorių, ar ne? Tai vėlgi, kalbant apie žinias, kurios kūrė pridėtinę vertę, labai svarbu išvengti tokių manipulacijų kaip vairuotojo žinojimas. Ir tokie forumai gali padėti formuoti iš principo, nesakau, kad būtinai rimtą požiūrį į žinias, bet pakankamai solidų požiūrį į žinias ir jų kūrimą, jų vartojimą, jų taikymą ir panašiai. Tai aš tikiuosi, kad tikrai labai dar kartą dėkoju jums, Tarai, ir tikiuosi, kad universitetas turės savo vaidmenį tokį, kokį turėtų turėti Klaipėdos krašte. Ačiū jums visiems. Pabaigai norėčiau palinkėti, ypač akademiniai bendruomeniai, kad mokslas neitų iš paskos verslo, kad vis dėlto mokslas eitų priekyje, o verslas eitų iš paskos. Niekas nepagavo. Pabaigai mokslui norėčiau, kaip jau minėjau, pasiūlyti mokyti verslumo valstybės institucijoms, pamiršti tokį dalyką, kad kontrolė gali būti tikslas. Kontrolė yra ne tikslas, kontrolė yra tik tai priemonė kažkokiem aukštesniem tikslam pasiekti. Taigi ir darbas turi būti orientuotas į tai, kontroliuoti, ne dėl kontrolės. O jaunimui ir verslui, ir studentams norėčiau palinkėti drąsos,
savo idėjams įgyvendinti, kad ir pačiam didžiausiam. Tai aš apibendrinau pasakysiu taip, kad nežinome, kaip reikia daryti, bet ar veikia, kaip kito darimo konkrečiai kreipime kai kurių prielaidų. Taigi, ne dalyką mokyti, o vaiką ir mokyti jo asmeninių savybių, lyderystės, kaip asmenybės augimo, tų kompetencijų, kūrybiškumo, verslumo, iniciatyvumo, kad tai yra svarbiausia. Man labai patiko, mes buvom kartu konferencijoje, gerbimo Roberto Dargio, prezidento, kaip jisai, pramonininkų, taip, mintis, aš sako, ne vieno nežiūrėjau priimdamas į darbą pažymių knygelės, nežiūrėjau, kokiais jis pažymiais baigė. Man buvo svarbu, kaip žmogus geba čia ir dabar priimti sprendimus, kaip jis geba dirbti komandoje, kaip jis geba komunikuoti. Tai aš manau, tai yra pirmiausia bendro ugdymo mokyklos paskirtis. Labai trumpai. Forumas prasidėjo nuo kalbos apie požiūrio keitimą. Tai manau, kad mums visiems lengviau būtų tuomet, kad mes darytumėmės atviresni. Vienas dalykas. Antras dalykas, nuo kalbėjimo pereitume prie darymo. Ir kai pradedi tuos mažus žingsnelius daryti, žiūrėk ir įvyksta. Linkiu visiems to. Na ką, dabar pats laikas paploti visiems mūsų pranešėjams. Ačiū už šitas produktyvės 2,5 valandos, ištvėrusiams kavą už durų. Ačiū.